Sveiki visi, esu Liucija Vaicinavičiūtė ir baiginėju magistro neuromokslų studijas Kembridžo universitete. Ir noriu Jums papasakoti apie smegenis, baltymus ir neurodegeneraciją. Tema, kuri man pačiai yra be gal įdomi. Palieskime ląstelio atsinaujinimo greitį. Jeigu mums tai pasiseka, kad išgyvename iki, pavyzdžiui, 85 metų, mūsų plonosios žarnos epitelio ląstelės, kurios yra ląstelės pasisavinančios maisto medžiagas iš maisto, kurį valgome, būtų atsinaujinusios maždaug nuo 8 iki bene 16 tūkstančių kartų. Kitas pavyzdys – raudonieji kraujo kūneliai, arba vadinami dar eritrocitais, kurių pagrindinė užduotis yra pernešti, išnešioti po visą organizmą deguonį, atsinaujinę būtų apie maždaug 510 kartų per 85 metus. Mūsų neuronai labai skirtingi ir jie nė karto neatsinaujina. Kokia iš to yra nauda? Tai informacija ir mokymasis, kurį mes įgyjame mūsų gyvenimo visų tarpsnių, ją išsaugome taip. Jeigu tos ląstelės taip dažnai atsinaujintų, ta informacija būtų gana prarasta. Tai būtent tai, kad tos ląstelės neatsinaujina, padeda neuroniniams tinklams išsilaikyti ir tą mūsų mokymąsi vadinama kaip konsoliduoti. Taip pat energijos taupimas. Išsaugoti neuronus yra efektyviau nei atkurti labai sudėtingus ryšius bei struktūras. Tai pavyzdžiui, galime matyti, kaip smegenys yra iš tikrųjų beprotiškai susijungusios. Kiekvieni neuronai komunikuoja su kitoms ląstelėmis ir jeigu tie neuronai atsinaujintų, jie turėtų vėl savo visus ryšius atkurti, kas būtų beprotiškai brangu mūsų organizmui. Dėl to tikriausiai evoliucija ir nepasirinko to būdo. Taip pat ilgalaikis plastiškumas, nors ir atrodo, kad mūsų tie neuronai mums begyvenant išlieka tokie, visgi jie yra labai plastiški ir tai būtent ir yra priežastis, dėl ko mes mokomės, kodėl mes keičiamės, kodėl galime išmokti naujų dalykų, prisitaikyti prie naujų situacijų. Tai nors ir tos ląstelės, jos išlieka visą gyvenimą, jos yra itin lanksčios, įsivaizduokime kaip molį, iš kurio mes galime vis tiek išlipdyti tai, ką norime. Ir kaip tikrai neuromokslo atstovė noriu pasakyti, kad tai nėra visiškai tiesa, kad visi neuronai neatsinaujina, iš tikrųjų nauji neuronai gimsta žinduolių smegenyse, bet šis procesas žmonių smegenyse yra itin ribotas ir vyksta tik tai tam tikrose smegenų dalyse. Ir tai visgi dar yra išlikusi labai tokia kaip kontroversiška tema. Žmonės neuromoksluose labai daug debatuoja ir šnekasi, kokia iš tikrųjų to gali būti reikšmė. Nauda yra tokia, mes galime mokytis, išsaugome tą informaciją, bet kokios grėsmės? Viena iš svarbesnių jaunesniems žmonėms ypač, tai yra ribotas atsistatymas po smegenų traumos. Tai ar tai yra koks nors eismo įvykis, ar tai kontaktiniai sportai, mūsų smegenys, tos ląstelės, jos paliktos atsistatyti pačios. Tai nėra taip, kad kai mes susižeidžiam, pavyzdžiui, savo odą, tada žaizda užgyja, ląstelės atsinaujina ir iš esmės atauga tiesiog naujas sluoksnis. Su neuronais yra visai kitaip. Jeigu jie yra pažeisti iki tokio lygio, kad jie visgi netgi miršta, tas audinys ir bus apmiręs. Ir tai irgi yra labai atskira ir sudėtinga tyrimų tema. Taip pat didelė grėsmė yra, kad kognityviniai gebėjimai silpnėja, kai mes senstame. Ir labai noriu čia pabrėžti, kad tai nereiškia, kad tai yra demencija. Tai nėra lygu mūsų silpnėjimas šių kognityvinių funkcijų, nėra lygu demencijai. Demencija yra nenormalus silpnėjimas, tai yra visgi patologinis ligos procesas. Bet tai yra normalu, kad mums gyvenant mes prarandame neuronų, jie visgi miršta vienur kitur ir mūsų tas ir mokymosi gebėjimas, ir šiaip visų funkcijų gebėjimas vis kiek silpsta. Taip pat visos ląstelių pažeidimų pasekmės irgi kaupiasi neuronuose. Ir tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes jeigu kokia nors ląstelė, jos veikla sutrinka, kažkas joje nutinka,
jinai gali atsinaujinti ir jinai vis tiek yra kur kas jaunatviškesnė ir kur kas geriau atlieka savo funkciją. Aišku, tas atsinaujinimas jis irgi kinta su senėjimu, tai galėtume tikrai matyti pakitimus tuose pačiuose raudonuose kraujo kūneliuose, kai žmogui yra 90 arba vaikas yra 3 metų, bet neuronuose jie yra palikti visiškai vieni, ne kartu su kitų smegenų ląstelėse, kitomis smegenų ląstelėmis, tvarkytis tą kaip savo tarsi kambarį, turi pats išsišluoti ir jeigu nepavyksta, tai tada kaupiasi tos ląstelinės tokios, kaip galbūt galėčiau pavadinti dulkės. Ir taip pat labai labai didelė ir svarbiausia grėsmė, apie kurią noriu pašnekėti, tai yra neurodegeneracinės ligos. Dešinėje galime matyti, kaip smegenys traukiasi, nyksta, kairėje yra sveikos smegenys ir tai iš tikrųjų, tai tūris mūsų smegenų tūris mažėja ir iš tikrųjų labai stipriai ir baisiai paveikia mūsų smegenų funkciją. Dabar noriu paliesti baltymus. Tai kai pasakau apie baltymus, man pačiai anksčiau prieš studijuojant visą laiką ateidavo į mintis vištiena, lašiša, kiaušiniai, žodžiu, baltymų šaltiniai. Bet baltymai, apie kuriuos aš dabar noriu susikoncentruoti, tai yra labiau štai tokie dalykai, tokios sudėtingos struktūros. Ir baltymai sąveikoje ir taip atlieka be galo daug ir svarbių funkcijų mūsų organizme. Tai pavyzdžiui, įsivaizduokime baltymą numeris 1 ir baltymas numeris 2. Ir duosiu mano labai mėgstamą ir labai populiarią tokią analogiją. Tai yra kaip raktas ir spyna. Tai kai baltymas susitinka su kitu baltymu ir jie tarsi atitinka raktas spyną, tai atsirakina ir atlieka reikiamą funkciją. Jeigu toks realistiškesnis paveiksliukas, tai galime pamatyti, kaip tai iš tikrųjų tokia baltymo funkcija būna atlikta, kai jų formos atitinka. Tai yra labai svarbus dalykas, nes baltymo struktūra lemia jo funkciją. Ir baltymai atlieka be galo daug procesų ir jie yra iš tikrųjų beprotiškai svarbus mūsų organizme, kaip augime, medžiagų pernašoj, gal ir virškinime, ir imuniniai apsaugoj, gliukozės, judėjimas, energija. Tai yra visi tokie grandi dideli procesai, už kuriuos atsakingi yra baltymai. Bet taip pat aš pavadinau taip tarsi mikrofunkcijos. Tai yra ląstelė, tai nėra neuronas, bet neuronas yra išlaikęs visus pagrindinius tokius bazinius kaip ir mechanizmus. Tai iš tikrųjų baltymai yra kiekviename šiame procese patys vieni iš pačių svarbiausių kaip tokių žaidėjų molekulinių. Tai jie atlieka be galo daug mikrofunkcijų. Ir aš juos mėgstu panaudoti tokią juokingą analogiją, kad jie tarsi yra mūsų kaip kareivukai. Jie žmogeliukai viduje darantis beprotiškai daug funkcijų. Bet kas būna, kai tas baltymas neteisingai susilanksto? Ir aš pasakiau, kad baltymo struktūra lemia jo funkciją, tai kuo pavojinga, jeigu baltymas susilanksto ne taip, kaip jis turėtų. Tai grįžkime prie rakto spynos analogijos. Jeigu baltymas yra neteisingai susilankstęs, jis negali atlikti, netelpa, tarsi netitinka jo struktūra to kito baltymo sąveikos ir neatlieka reikiamos funkcijos. Ir kas yra dar blogiau, kad jie gali būti, kad atlieka nereikiamą funkciją arba sutrikdo kitas reikiamas funkcijas. Prieš gilintis dar nuodugniau į baltymus, noriu šiek tiek pašnekėti apie tai, kas yra ta neurodegeneracija ir kas yra demencija. Tai žinoma, daugam jau yra šiek tiek žinoma, bet yra tokių svarbių dalykų, apie kuriuos reikia pagalvoti. Tai neurodegeneracija yra iš esmės mūsų neuronų nykimas ir tai yra vykstant patologiniu lygiu. Tai neurodegeneracinės ligos prasideda iš tikrųjų be galo didelis neuronų nykimas. Ne taip, kaip turėtų būti. Tai nėra tik tai kažkoks vienas ar kitas mirštantis kaip netyčiomis neuronas. Demencija nėra liga.
demencija yra simptomas. Ir demencija yra tarsi toks kaip skėtinis terminas, kuris apibrėžia sindromą, kaip tokį simptomų rinkinį tarsi sukeltą kažkokios smegenų ligos ir dažniausiai lėtinės ir progresuojančios, kas ir turima omenyje neurodegeneracinė liga ir paveikia atmintį, bet ne tik mąstymą ir elgesį ir gebėjimą atlikti kasdieninės užduotis. Ir demencija yra iš tikrųjų labai toks vis tiek platus terminas. Tai paveikia daug labiau žmogaus gyvenimą, ne tik jo atmintį. Gali stipriai paveikti ir jo charakterį, ir jo asmenybę. Ir Alzheimerio liga yra viena iš labiausiai paplitusių priežasčių demencijos, bet yra dar daug kitų demencijos tipų. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad dar yra daug kitų neurodegeneracinių ligų, kurios nebūtinai pasireiškia kaip demencija pačioje pradžioje. Tai vienas iš garsiausių pavyzdžių yra Parkinsono liga. Taigi dažnai yra matomas prasideda kaip judėjimo sutrikimas ir yra begalė kitų neurodegeneracinių ligų. Ir po to tie visi simptomai gali iš tikrųjų persipinti. Tai demencija, jinai dažnai atsiranda kartu ir persikelia, pavyzdžiui, žmonės sergantis Parkinsono liga, taip pat dažnu atveju išsivysto ir demencija. Tai kaip simptomų rinkinį ir vadina Parkinsono ligos demencija. Iš tikrųjų, tai yra liga, prie kurios aš darbuojuosi šiais metais. Tai su demencija gyvena pasaulyje 55 milijonai žmonių pasaulyje ir su neurodegeneracinėmis ligomis, jeigu paimtume dar kaip platesnį terminą, nebūtinai tik su demencija, šie skaičiai būtų dar didesni. Ir jeigu galvojame apie demenciją, tai yra tarsi 19,5 Lietuvų, tai yra didelis skaičius, didelė problema sveikatos sistemom, rūpintis tomis žmonėmis ir iš tikrųjų tai yra dažna liga ir tiek aš, tiek net nebijoju, kad dažnas žmogus galvoja apie savo ateitį ir savo senėjimą ir tai yra didelė žmonijai senstančiai visuomeniai grėsmė. Tai kas sukelia tas neurodegeneracinės ligas? Ir noriu pažvelgti iš molekulinės neuropatologijos. Man labai patinka šitas terminas ir jis nors skamba kaip ir sudėtingai, bet iš tikrųjų tai yra gana paprasta. Molekulinė ir neuropatologija. Molekulinė reiškia, kad mes žiūrime į molekulės. Į tokį kaip labai molekulinį lygmenį, nežiūrime, pavyzdžiui, tai nėra kažkoks neurovaizdavimas, kai žmogų jį nuskanuojame, pavyzdžiui, jo smegenis su magnetinio rezonanso mašina ir panašiai. O neuropatologija reiškia, kad mes žiūrime į jau deja mirusio žmogaus audinys, jo smegenų, kai jie duoda sutikimą ir paaukoja savo smegenis mokslui, mes žiūrime į tą neuroaudinį ir kokia ten patologija. Tai jeigu norite įsijausti molekulinės neuropatologijos tyrėjo darbą, tai didelė dalis, tai atrodo šitaip. Žiūrime kažkokių skirtingų patologijų, pavyzdžiui, tokias kaip liepsneles, dažnai matomos Alzheimerio ligoje ir daug įvairiausių. Tai žiūrint į audinį. Ir noriu sugrįžti prie netinkamai susilankščiusių baltymų ir jų susitelkimo. Ir tai yra du skirtiniai procesai. Netinkamai susilankstę ir susitelkę baltymai. Tai pavyzdžiui, Alzheimerio ligoje amiloido plokštelės, tokie kaip baltymų fragmentai, jie susiklijuoja, jie susitelkia. Ne tik tai, kad tai yra, kaip netinkamas toks baltymas, bet jis svarbiausia susitelkia. Ir galima matyti tokius kaip gumulus aplinkui. Ir iš tikrųjų dabar visai neseniai vienintelis kaip vaistų toks taikinys ir yra būtent šitos amiloido plokštelės ir jos du dabar nauji antikūnai patvirtinti, jie atrodo, kad šiek tiek labai švelniai padeda Alzheimerio blogėjimui. Bet dar bus matyti, ar tai yra iš tikrųjų toks visą pakeitintis ir revoliucinis gydymas. Taip pat Alzheimerio ligoje ir kitas baltymas yra paveiktas, toks baltymas tau ir gana lietuvių kalboje toks kaip ir poetinis pasakymas baltymus tau, bet jis yra taip vadinamas ir anglų kalboje, ir kitose kalbose, ir jis sudaro tokias pat kaip liepsnas neurofibrilių rezginius. Ir iš tikrųjų tai yra pačiame neurone būtent susitelkęs ir matome, kad blogai susilankstęs baltymas tau.
Ir kai tas baltymas yra blogai susilankstęs ir susitelkęs, ir čia yra mano pati įdomiausia neuromokslų tema. Ne tik tai, kad jo yra sutrikusi funkcija ir jis trikdo kitas funkcijas, tai pavyzdžiui, čionais galime matyti tą baltymą tau, jis yra toks gražiai dažniausiai prisijungęs prie tokių struktūrų, aš kaip vadinu greitkelius, ląstelėse, per kurias išnešiojama kai kurios medžiagos, jis palaiko jų struktūrą tokių kaip greitkelių. Tai įsivaizduokit, jeigu jis pasikeičia, jo pasikeičia struktūra, dėl to jo pasikeičia ir funkcija, jis nebegali taip įvykdyti jos. Ir matome tokius geltonus, kaip vadinama fosforilizacija to baltymo. Iš esmės pakeičia struktūrą baltymo, tai yra svarbiausias dalykas. Ir matom, kad pradeda irti šitas greitkelis. Ir sutrinka ne tik tai, kad tas baltymas neatlieka tos funkcijos, bet kadangi jis atliko tokią svarbią greitkelio funkciją ir dar daug kitų baltymų gali būti pavyzdžių, jis pradeda nykti ir tada kiti baltymai, kurie sveiki yra ląstelėje, jie nebegali atlikti savo funkcijų, pavyzdžiui, išnešioti gerai medžiagų. Bet prieikime prie svarbiausio ir įdomiausio dalyko, tai yra, kad tas baltymas blogai susilankstęs tampa užkrečiantis baltymas. Ir čia yra, pavaizdavau COVID-ą, asociatyvus paveikslėlis, bet tai yra beprotiškai įdomu. Ir aš kai pirmą kartą išmokau, aš negalėjau to patikėti. Ką reiškia tas užkrečiantis baltymas? Įsivaizduokime, yra sveikas ir blogas baltymas. Ir jie kartu susitinka ir jie perkeičia, užkrečia. Blogas baltymas užkrečia sveiką baltymą. Ir tada tie blogi baltymai pradeda telktis, jie pasidaro tokie labai kaip klijai, glitus ir jie kartu, jie gan linkę susikurti tokius kaip gumulus ląstelėse ar ne ląstelėse jų išorėje ir tada suformuoja tokias struktūras. Ir kodėl tai yra labai labai stebėtina, nes niekas iš tikrųjų anksčiau negalėjo pagalvoti, kad baltymai galėtų taip keistai elgtis, nes dažnai galvojame apie virusus, kai jie yra užkretinėję, dauginasi ir panašiai, bet tai yra absoliučiai unikalus ir labai labai keistas procesas. Tai buvo labai labai daug ginčų neuromoksluose, kad tie žmonės, kurie manė, kad taip vyksta, kad čia tikriausiai yra nesąmonė, bet visgi dabar žinome, kad taip tikrai yra ir buvo labai padaryta daug įdomių gyvūninių modelių naudota, kur iš tikrųjų tai yra beprotiškai įspūdinga, kad jeigu turim, pavyzdžiui, smegenyse kokios pelytės, jeigu į ją išvirkščia tą blogą į baltymą, tai jis eis ir apkrės sveikus baltymus. Aišku, čia yra daug tų metodologinių tokių kaip niuansų, kurių negaliu papasakoti dabar detaliau, bet tas pati svarbiausia žinia yra, kad baltymai yra sveiki ir juos gali užkrėsti tas blogai susikrėtęs baltymas. Ir kaip tai vyksta, tai yra visiška dar mistika ir absoliuti nežinomybė. Kita didelė paslaptis buvo, kad kaip gali, pavyzdžiui, tas pats baltymas būti susijęs su skirtingomis neurodegeneracinėmis ligomis. Tai grįžkime prie, pavyzdžiui, baltymo tau. Ir jis suformuoja tokias gijas ir siūlus. Jis kai pradeda klijuotis, jis iš tikrųjų ne šiaip, kaip nors Alzheimerio, pavyzdžiui, ligoje, sukrenta į kažkokį tokį keistą gumulą, bet jis tarsi tokia labai labai tvarkingai į tokias matomės gijas siūlus susiformuoja. Ir baltymas tau yra Alzheimerio ligoje, matome, jis paveiktas. Yra ir kitų daug retesnių neurodegeneracinių ligų, kurioje žinome, kad baltymas tau yra labai labai centrinė tos ligos dalis, kaip pavyzdžiui progresuojančiam supranukleariniam paralyžiui. Ir sudėtingas pavadinimas, bet tai yra liga, labai panašiai Parkinsono liga ir dažnai būna neteisingai diagnozuojama, jinai kur kas retesnė, paveikia maždaug 10 žmonių tik tai iš 100 000, bet
vis tiek tai yra svarbu, žmonės gyvena su tomis ligomis ir jos nutinka. Tik tai, pavyzdžiui, kuo skiriasi nuo Parkinsono ligos, kad paveikiamos kur kas labiau akys. Ir tai yra skirtinga liga ir jinai turi skirtingą patologiją. Dėl to svarbu suprasti, kas juose skirtingai. Parkinsono ligoje visai kitas baltymas yra, tą centrinę rolę užima. Ir taip pat, pavyzdžiui, kortikobazalinė degeneracija irgi tikrai, net nebijoju, didžiai daugumai negirdėtos ligos, tai irgi labai panašiai į Parkinsoną, bet tai yra dar skirtinga liga ir nuo Parkinsono ir progresuojančio šito supranuklearinio paralyžiaus paveikia vieną iš pusių labiau nei kitą ir tada ypač paveikia kalbą, bet aišku, paveikia ir patį judėjimą. Ir dar daug kitų ligų, kur šitas baltymas tau kaip, žaidžia pačią tokią centrinę rolę. Ir tyrėjai žiūrėjo ir galvojo, tai kaip taip gali būti, kad tas pats baltymas, jis kažkaip keistai pakitęs ir numanė, kad kažkas yra jo struktūroje, toj blogai susilankščiusio ir skirtingų galbūt skirtingų struktūrų, dėl kurių ir dėl to yra susijęs su skirtingomis ligomis. Ir iš tikrųjų turėjau galimybę stovėti prie šio nuostabaus mikroskopo. Jis užima praktiškai visą milžinišką kambarį vienoje iš tokių molekulinių laboratorijų Kembridže su vienu iš pagrindinių tyrėjų, iš kurių ir cituosiu ir rodysiu jo darbą. Tai ir jis man labai labai įdomiai pasakė, kad yra kai kurie žmonės, mokslininkai, genijai, kurie savo mintimis, savo procesų supratimais padaro beprotiškai svarbius atradimus. Ir yra žmonės, kurie tampa kaip vadinami pionieriai, jie tokie patys svarbiausi tampa žmonės, kurie išmoksta naujus metodus. Tai būtent tas mokslininkas ir tapo vienas iš pirmųjų žmonių naudojančių šį mikroskopą kaip cryo-EM. Ir kas tai yra? Tai yra milžiniškas elektroninis mikroskopas, kuris sušaldo mėginius ir išlaiko tą baltymo struktūrą. Pavyzdžiui, jeigu mums įdomu sužinoti apie baltymą tau, tai išlaiko tą baltymo struktūrą. Ir jo niekaip kitaip, staiga užšaldo ir jo niekaip keistai nepaveikia, kas galėtų daryti įtaką baltymo struktūrai, nes labai stipriai jinai pasikeičia nuo bet kokių pasikeitusių kaip aplinkos sąlygų. Ir niekada dar iki tol niekada negalėjau iš tikrųjų pamatyti struktūrų tokiu mažu lygiu, tokiu mažu masteliu, atominiu lygmeniu. Ir jį, žodžiu, vaizduoja tą baltymą iš skirtingiausių pusių ir atkuria jo 3D struktūrą. Ir iš tikrųjų šitas metodas buvo apdovanotas ir Nobelio premija chemijos srityje. Vienas iš mokslininkų buvo ir Kembridže. Tai yra absoliučiai unikali ir labai labai revoliucionavusi visą molekulinės biologijos tyrimų lauką. Ir kaip dar galima vadinti tas su tau baltymų susijus ligas, galima pavadinti jas taupatijomis. Tai čia pavadinau taupatijos ir kas yra įdomiausia, kad taip kaip ir šiek tiek numanė prieš tai, kiekviena iš tų ligų jinai yra susijusi su skirtinga tau baltymo struktūra. Tai pavyzdžiui, PSP, matome čionais, kurią minėjau, tai buvo progresuojantis supranuklearinis paralyžius, jis turi štai šią tokią konfiguraciją. Tas baltymas tau šitai blogai susilanksto ir jis eina apkrėsti kitas ligas, kitus sveikus baltymus tavo vidaus organizme. Ir dar galvoju, svarbu pabrėžti dabar man bepasakant, tai kad tai vyksta žmogaus organizme. Tai nėra, kad jeigu žmogus serga Alzheimeriu, jis tave užkrės. Ne, taip nevyksta dalykai. Tai yra toks labai ląstelės viduje procesas, tai nėra joks virusas, tai nėra niekaip paveikintis kitą žmogų šalia, kai mes jų rūpinamės ar panašiai. Tai tik norėjau tai pasakyti, kai šneku apie tą apkritimą. Tai yra labai labai viduje ląstelės vykstantis procesas. CBD, vadinamas čionais, tai yra kortikobazalinė degeneracija, kuri tokia yra labai asimetriška, primenant irgi Parkinsoną ir paveikinti. Tai jos yra visai vėl kitokia struktūra palyginus su progresuojančiu supranukleariniu paralyžiumi. Ir pavyzdžiui, Alzheimerio liga, va čia matome AD, vadiname
trumpinimas Alzheimer's disease, yra dar visiškai kitoks tau baltymo susilankstymas. Ir iš tikrųjų tai yra labai labai svarbu, kad mes galime matyti tokiu lygmeniu tas baltymo struktūras mūsų tų kažkokių karybukų, kurie sunegalavo blogus susilankstymus, kad mes galėtume juos kažkaip ištaisyti. Ir kitas toks įdomus mokslinis lyrinis nukrypimas yra, noriu atkreipti dėmesį į šitą tokią juodą tašką. Kai aš pradėjau mokytis, galvojau, kas tai yra. Ir aš noriu pasakyti, kad tai tarsi yra mūsų molekulinė juodoji skylė kol kas, ir tai yra beprotiškai įdomu ir nieks nežino, kas tai yra. Tai yra kažkokia ar medžiaga, ar tai kas, ir nežino, ar aplink ją susilanksto taip, visai kažkas neaiškaus, kažkokia, kaip vadinama, tokia keistas toks density, tai reiškia, kad sutankėjimas. Tai, žodžiu, man labai priminė tokia kaip juodąją tarsi mūsų skylę, kurios mes dar nežinom, kas ten susikaupia. Ir gali būti viena iš tokių spekulacijų, kad tai ir yra tai, kas priverčia tą baltymą blogai susilankstyti. Arba jam suteikia struktūrą. Bus išaiškinta, tikiuosi ir viliuosi kuo anksčiau, kad galėtume pagelbėti visiems žmonėms paveiktiem neurodegeneracinių ligų. Ir pabaigai, kodėl tai yra labai 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 svarbu? Aišku, žinoma, vaistų kūrimas. Tai jeigu tie baltymai jie žaidžia tokią kaip centrinę rolę ligos procese, jeigu mes galime surasti kažkokią medžiagą, kuri užkirstų kelią tam blogam susilankstymui, tai kai sveikas baltymas susitinka su bloguoju baltymu, jeigu mes galime kaip nors užkirsti kelią tam patologiniam susilankstymui, tai galbūt galėtume, labai viliuosi, sustabdyti tą blogėjimą visos ligos ir iš esmės tas baltymas įsisklinda per visus smegenis, jis tada laikui bėgant vis plečiasi ir paveikia kuo daugiau neuronų. Kitas dalykas yra tiksli ir ankstyva diagnozė. Tai, pavyzdžiui, grįžkime prie pavyzdžio Parkinsono arba ir supranuklearinio paralyžiaus ar kortikobazalinės degeneracijos, tų ligų, jos tarpusavy, tos labai retos ligos, jos yra painiojamos, bet tai yra labai svarbu, nes jeigu mes negalime gydyti vienos ligos su kitos ligos vaistais ir galbūt kažkada padės ir vieni vaistai ir tai ligai, bet turime tikslę terapiją sukurti, tai labai yra svarbu suprasti, kaip tas baltymas paveikia smegenis, kokią jis rolę žaidžia toje ligoje ir tuomet diagnozuoti tikslingai žmonės, kad galėtume jiem paskirti tinkamus vaistus, kuriuos tikėkime turėsime kuo greičiau, nes dabar situacija su neurodegeneracinių ligų vaistais yra labai 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 kebli. Nėra jokių Europoje taip dabar prieinamų vaistų, kurie būtų efektyvūs sulėtinti neurodegeneracinės ligas. Ir visa tai prisideda iš esmės prie mūsų neurodegeneracinių šitų ligų supratimo. Ir suprasti neurodegeneracinės ligas, aš norėčiau pasakyti, kad tai yra iš tikrųjų suprasti smegenis ir suprasti, kaip jos sensta, suprasti, kaip jos formuojasi, suprasti, kaip jos yra susijungusios ir suprasti, kokią rolę žaidžia mūsų smegenų sveikata šiuose procesuose. Tai ačiū Jums labai už dėmesį. Iki kitų ir neuromokslinių kartų. Tikiuosi, kad buvo įdomu ir linkėjimai nuo manęs iš mano Parkinsono ligos laboratorijos, kur mes tyrinėjame imuninės sistemos veiklą Parkinsono ligoje. Kita labai labai įdomi tema. Jeigu turite kokių nors klausimų, visada galite man parašyti ir mielai juos atsakysiu. Ačiū Jums.